liturginių kalendorių. Tos dienos, kadangi neturi žvakės, buvo nukisos, niūrios. Šiandieną matome taip gražiai išlindusią saulę ir taip gerą, šiltą. Lygiai taip pat ir Dievas į mūsų tamsumą nori ateiti. Įsileiskime jį. Dievas nori ateiti į mūsų tą tamsumą, apniukusi dvasios dangų, atnešti tą šviesą. Tai kaip pradžioje Advento minėjome, kad keliaujame šį Adventą į savo vaikystę, patikriname, kiek mes išdavėme savo vaikystę, kiek išdavėme savo vaikystės svajonių, kad tikrai kiek užsidėjome kaukių, kai užaugome. Šiandieną Jonas Krikštytojas nori nuplėšti tas kaukės nuo mūsų veidų, kad mes būtume autentiški, iš tikrųjų tokie, kokie yra. Gražios dar Advento kelionės. Tai matysimės, kas galėsite gruodžio 17 dieną, Talkoje, kai nešime jau daiktus iš būsimos koplyčios visus statybinius reikmenis, ruošimės grindų liejimui, puošime eglę tą dieną ir gruodžio 20 dieną lauksime visų šeštadienį eglutės įžiebimo šventėje. Mišios prasidės 16 valandą, tai yra 4. Tai dėkoju visiems, gražaus sekmadienio, džiugaus sekmadienio ir priimkite teikiamą bažnyčios palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jus visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Telėdės